Siaubo filmai veikia todėl, kad žaidžia mūsų baimėmis, tokiamis kaip nežinomybės baimė, čia toks jausmas, kai nežinai, kas tavęs laukia ir iš esmės tikiesi paties blogiausio. Tada turime baimę, kai jautiesi, jog esi stebimas. Ir svarbiausia baimė priimti blogiausiai įmanomą sprendimą. Ką veikėjai siaubo filmuose dažniausiai ir padaro. Bet yra viena klišė, kuri man daug labiau patinka. Žudikas galinėje sėdynėje vienas populiariausių siaubo elementų, nes yra išnaudojamas mūsų aklosios zonos. Veidrodėliai maži, erdvė ankšta, o galinių sėdynių dažniausiai net netikrinam. Nebent esam išsigandę jau prieš tai. Režisieriai dažnai naudoja negative space, lietuviškai neigiama erdvė. Tai čia yra ta tušti, tamsi erdvė, kuri yra už manęs, tam, kad sukeltų žiūrovai paranoją. Jūsų smegenys automatiškai užpildo tuštumą ir pradeda įsivaizduoti, kad ten kažkas yra, net jeigu ir nėra. Kitas triukas – netikras išgąsdinimas. Įtampa kuriame tyla, nejaukia muzika ir nervingais bei lėtais judesiais. Ir tada... Paiktuna. Matot? Pigus ir veiksmingas. Netikėtas garsas suveikia kaip automatinė baimės reakcija. Bet tikrasis siaubas prasideda būtent tada, kai nusiraminate. Siaubo filmų kūrėjai naudoja ilgas scenas ir šešėlius fone. Mūsų smegenys atpažįsta įvairius paternus, todėl kai kažkas staiga pasikeičia, jaučiamės nejaukiai ir pradedame įsivaizduoti, kad matome dalykus, primenančius atpažįstamus objektus. Ir atkreipkite dėmesį, kaip visiškai ignoruoja galinę sėdynę. Klasikinė filmų situacija. Jei tai būtų tikras siaubo filmas, kažkas jau tikrai būtų nutikę.